Sveiki. Jeigu žiūrite ir klausotės, reiškia susidomėjote. Tikriausiai jau išbandėte begalę dietų. Įgrįso draudimai valgyti. To, ano ar šito negalima. Po 6 valandos vakare taip pat negalima valgyti. Gal nusivylėte riebalus deginančiais fiziniais pratimais, treniruokliais, kambarinėmis saunomis? O gal jau išbandėte net riebalus deginančias tabletės? Suprantu. O tas kalorijų skaičiavimas, svėrimasis, lentelių vedimas, nuoširdžiai užjaučiu jūs. Su mano metodika viso to nereikės. Pabrėžiu, viso to nereikės. Atvirkščiai, galima bus valgyti viską ir kada tik nori. Neįtikėtina. Bet pabandykite, jums rinktis. Dar 15, gal daugiau metų atgal supratau, kad šiai problemai išspręsti lengviausias būdas būtų išrasti tabletę, kuri užslopintų burnoje skonio receptorius. Pagalvokite, kiek tuomet suvalgytumėte, kai viskas neskanu. Bet toliau bemąstant, padariau išvadą ir priėmiau sprendimą, kad žmogus, norintis susitvarkyti savo figūrą ir numesti nereikalingus kilogramus, gali ir be šitos stebuklingos tabletės. Paanalizavus darosi aišku, kad viršsvoris tai jūsų baimės dėl jūsų svorio perėjusios į kompleksą rezultatas. O dabar siūlau jūsų sąmonės, situacijos suvokimo ir didelio noro dėka susitvarkyti savo figūrą. Paprasčiausiai išbandykite mano meditaciją. Informaciją apie ją ir duomenis apie ją rasite po šio reklaminio skelbimo. Sėkmės jums. Nuoširdžiai, Artūras.